Sveiki, šiame video pakalbėsime apie dokumentacijos pildymą, kuomet žmogus turi susimokėti už paslaugą suteiktas skubios pagalbos skyriuje. Apie tokius atvejus jums tikrai primins ir su jumis dirbantis gydytojai bei kiti rezidentai, bet esminės bendrybės yra tokios, kad už paslaugas moka Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie nėra apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu ir piliečiai, kurie atvyko į skubios pagalbos skyrių, tačiau jiems nėra nustatyta kažkokia diagnozė ar būklė, kurie atitinka skubios medicinos pagalbos kategoriją. Tai reiškia, kad jie tas pačias paslaugas būtų galėję gauti planinę tvarką, galbūt netgi ir būtų turėję gauti. Taip pat moka už paslaugas užsienio šalių piliečiai, kurie skirstomi yra dvi grupės: užsienio šalių ne ES valstybių, tai yra, pavyzdžiui, Rusija, Kazachstanas, Amerika ir visa kita. Šie pacientai moka už visas jiems suteiktas paslaugas, ir ES šalių piliečiai, kurie neturi Europos draudimo kortelės. Apie visas subtilybės sužinosite dirbdami, tiesiog padarysime čia mažą žangėlę. Tai pirma forma, kurią turi pildyti tiek lietuviai, tiek užsieniečiai, yra įsipareigojimo forma, labai elementari forma. Ją rasite prie registratūros, po to vėliau esančiame filmuke pamatysite patys tai, kur yra. Jame pacientas, priklausomai nuo to, ar lietuvių kalbantis lietuvių kalba rangų, užpildo savo vardą, pavardę, adresą, tikslų, ir čia parašoma yra data, vardas, pavardė, parašas. Jūs čia parašote skyriaus pavadinimą angliškai arba lietuviškai ir jūsų bei jūs prižiūrinčio gydytojo spaudai. Tai šita forma yra pildoma tiek įsipareigojimo forma, tiek lietuvių, tiek užsienio piliečių. Sekanti forma yra Lietuvos piliečių, Lietuvos Respublikos piliečių, kurie turi susimokėti už paslaugos skubios pagalbos skyriuje. Tai yra toks prašymas. Prašymas susimokėti už paslaugas jiems padarytas sveikatos priežiūros. Tokia forma paprasta, jo reikia įrašyti datą, kodus iš tokių knygų, kur pamatysite, tai kiekvienas kodas reiškia tam tikrą paslaugą. Pavyzdžiui, gydytojo konsultacija ir, tarkim, injekcija į veną, ne? Nurodomas paslaugų skaičius, paslaugos kaina susumuojama, o čia paskutinėje eilutėje yra nurodoma suminė visų paslaugų kaina. Yra čia pacientas pasirašo savo vardą, pavardę, parašą ir yra čia gydytojų parašų vieta. Taip, taigi po to sekanti forma yra užsieniečių pildoma. Ja gana lengva skirti tuo, kad tiesiog kiekviena eilutė turi savo angliško pavadinimo atitikmenį. Čia jūs užpildote angliškai mūsų skyriaus ir ligoninės pavadinimą, paciento vardas, pavardė, jo adresas, kuriuo jis yra registruotas, ar tai Lietuvoje, ar užsienyje. Jeigu, pavyzdžiui, studentas, tarkim, atvykęs vienam semestrui neužsiregistravęs, nepasidaręs Europos draudimo kortelės, bet tačiau gyventas Lietuvoje, galima dėti ir Lietuvos adresą, pilietybė, ambulatorinės kortelės numeris, data ir vėlgi tos pačios procedūrų kodai, jų pavadinimai. Gal net būtų geriau rašyti juos spausdintinėm raidėm aiškiom, kadangi šią formą atšviestą gaus pacientai ir pateiks savo šalyje draudimo kompanijai, kuri jiems greičiausiai kompensuos pinigus sumokėtus už sveikatos priežiūros paslaugos. Lygiai taip pat yra kiekis, atliekama elementari aritmetika, viskas susumuojama. Ta pati suma vėl dėl tų biurokratinių priežasčių parašoma žodžiais, ne? Kiek yra eurų, kiek yra centų. Yra pacientas čia uždeda, kad jis susipažino su šitą sumą, vardą, pavardę, parašą. Čia yra gydytojų parašų vieta. Tai tiek. Dabar pažiūrėsime, kaip susirasti tuos dokumentus ir kaip atrodo tos knygos su procedūrų kodais. Minėtas formos yra prie registratūros aplankose. Registratorius, jeigu ką, tikrai padės jums jas susirasti. O priešais šią registratūrą ant baro šitų stalų yra ir papkės su nurodytomis procedūromis ir jų kodais. Štai matome tokia mėlyna papkė, mokamos paslaugos, ir ją atsivertus randame skirtingoms pacientų kategorijoms, tai yra Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio piliečiams ir užsienio šalių piliečiams ne iš ES taikomų mokamų procedūrų, jų kainų sąrašus ir kodų. Tai tiek apie mokamas paslaugas. Jeigu kils klausimų, tikrai jums padėsime ir sėkmės.